York City, such a beautiful disease. New York City, such a beautiful disease. Pati diskusija ir mintis po Baltijos House gimė beveik prieš metus. Ir įvyko mintis ruošti kūrybinės dirbtuvės. Į kūrybinės dirbtuvės buvo pakviesta 16 vertinimo komisijos narių, kurie pagal pateiktas anketas atrinko 11 komandų dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Kaip jūs visi žinot, 11 komandų rugsėjo pabaigoje kūrė 11 projektų, kurių metu vėlgi ta pati komisija atrinko 5 idėjas ir prašė komandų jas toliau vystyti ir detalizuoti. Ir visiškai neseniai, gruodžio 4 dieną, 5 komandos pristatė savo projektus viešai, visuomeniai ir komisijos nariams. Ir gruodžio 8 dieną komisijos nariai posėdžio metu išrinko nugalėtojus. Vėliau procesas turėtų tęstis ir apie tai aš truputį paprašysiu Saulių Gudeliauską, o Baltijos House generalinį direktorių pakalbėti. Ačiū visiems susirinkusiems. Malonu visus matyti, daug veidų yra pažįstamų. Kaip Andrė paminėjo visą istorinį kelią iki šiandienos, tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mes kaip užsakovas nesigailim, kad pradėjome visą šitą procesą. Noriu pasveikinti naudodamasis progą dalyvius, kurie iš tikrųjų dirbo nemažą darbą, nemažai yra idėjų, nemažai to įdėto kūrybiškumo. Noriu pasveikinti taip pat ir gerai dirbusią komisiją, kuri irgi nemažai vakarų pradiskutavo kartu ir išsiginčijo. Taip pat noriu dėkoti ir kritikams ir recenzentams, kurie dar kartą, kaip sakyti, grąžino mus į situaciją ir vėl prašo inventorizuoti tas idėjas ir tuos apsisprendimus, kuriuos esame padarę, taip kad dėkui ir jiems. Taip pat dėkui ir savivaldybės atstovams ir kitoms institucijoms, kurios taip pat prisidėjo ir dalyvavo savo pastebėjimais įžvalgomis. Taip pat ačiū ir organizatoriams už tas bemiegės naktis, kurias jie skiria kartu mums rengiant medžiagą ir dalyviams. Tai va, ir ačiū visiems, o dėl ateities, tai iš tikrųjų manom, kad kaip ir tose konkurso sąlygose buvo minėta, yra sekantis etapas numatytas, tai yra su laimėtoju bus pradėtos derybos dėl galimos sutarties dėl raidos programos. Tai manau, kad tas procesas tęsis, tik tai turbūt jau po naujų metų. Ir manau, kad sėsim su pagrindiniu partneriu savivaldybė, tarsimės dėl tolimesnių žingsnių, kaip tą 11 hektarų teritoriją vystyti. Tai ačiū dar kartą visiems ir tikiuosi, kad dar matysimės ir kitais metais. O dabar tiesiog perduotų žodį vicemerui. Labadiena visiems. Aš iš tikrųjų norėčiau prieš pradėdamas skaityti protokolą irgi iš būtent savivaldybės vardu padėkoti ir iniciatoriams, ir organizatoriams už visą šitą idėją, už tą renginį ir už tą, sakyčiau, aukštai iškeltą kartelę ir tokį, precedento dar Kaune neturėjusi atvejį, būtent kaip reikia rengti svarbių miestui teritorijų išvystymo konkursus, kaip siekti to geriausio rezultato ir aš manau, tai yra puikus pavyzdys ir dėkoju ir mano rankose yra protokolas Lituanika kūrybinių dirbtuvių konkurso vykusio 2009 m. rugsėjo 24-27 dienomis ir gruodžio 4 dieną, trečio komisijos posėdžio vykusio 2009 m. gruodžio 8 dieną Kaune, protokolas. Kūrybinių dirbtuvių vertinimo komisijos nariai gruodžio 4 dieną peržiūrėjo 5 komandų, tai 2 grupė plus, GSGS, Maxvan, Kares & Brands ir Maigam projektų pristatymus ir gruodžio 8 dienos komisijos posėdžio metu nusprendė
paskelbti komanda GSGS Lituanika kūrybinių dirbtuvių konkurso 3 vietos laimėtoja. Komanda surinko 3 pirmas vietas ir gavo 37 balus. Taip, paskelbti komandą Maigam Lituanika kūrybinių dirbtuvių konkurso 2 vietos laimėtoja. Komanda surinko 4 pirmas vietas ir gavo 34 balus. Paskelbti komandą Maksvan Lituanika kūrybinių dirbtuvių konkurso 1 vietos laimėtoja. Komanda surinko 9 pirmas vietas ir gavo 25 balus. Kaip pastebėjot, mažiausiai surinkę balų tampa nugalėtojai. Maksvan atstovų irgi nėra. Tai toks yra protokolas, visi komisijos nariai pasirašė ir kągi, tai pradedam oficialią apžiūrą, kaip pagal scenarijų. Tai kviečiam visus susipažinti, apžiūrėti ir dar kartą dėkojam iniciatoriam ir organizatoriam. Ačiū labai. Listen to the thunder, no way out from the family store. We all told her things could get better when you just say goodbye. I lay awake one more night, caught in a vision I want to deny. City, such a beautiful disease. New York City, such a beautiful disease. And did I mention a note that I found taped to my locked front door? It talked about no regrets as it slipped from my hand to the scuffed tile floor. I rode the train for hours on end, watched the people pass me by. It could be that